Sveiki visi, su jumis aš, Tulijus Pupas ir šalia mano kolega Kakofonijos. Taip, ir čia yra lietuvių romėnai. Lietuvių romėnai, lietuvių romėnai, ei, 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 ei. Lietuvių romėnai, lietuvių romėnai, ei. Dėl nepamirškit pasubscribinti, palaikinti ir pakomentuoti, ar jums patinka mūsų kuriamas turinys. O šiandieną mes esame su unboxingu, bet šį kartą tai nėra kažkokie saldainiai ar dar kažkas, o truputėlį rimčiau. Šiandieną mes turime Sausasis maisto davinys variantas 3. Neskaitai, žinokit, mes neįsivaizduojam, kas čia bus. Ai, žiūrėkit, matote šitą paslaptingą tokią, kaip čia pavadinti mūsų Mystery box. nežinau, ar boxas čia. Žodžiu, šičia yra kitų video visokie įdomus dalykai. Tai norint sužinot, prašyčiau pasubscribinkit, kad nepraleistumėt kitų mūsų įdomių video. Ir jo. Taigi pradėkime. Štai jūs tikriausiai viską čia matote, maždaug kas yra. Pradedam nuo štai šito. Čia yra parašyta, mes nuo jo dėl to ir pradedam. Tai čia yra parašyta. Padėkite. Ai, padėklas maistui pašildyti. Ok, turime štai tokį metaliuką fainą. Čia jau matome ir parašyta migdolai. Svarbu riešutai. Turim degtukų. Namie, prašau nežaisti. Ir dabar mes dar turim, kaip matot, drėgnų servetėlių. Turim kažkokių čia dalykų, dar neįsiaiškinom kas čia. Taip pat šaukštą. Tada mūsų gerbiami 4 krekeriai. Skanus krekeriais, kaip įsivaizduoju. Šiaip aš galvau, kad kareiviai turi didesnę tokią kažkokią dieną ar kažką tikrai. Bet čia jie pakankamai gerai valgo daro. Tai kita maišiukė mes jau galime rasti. Kas yra? Ice mint. Saldainis. Turim saldainiuką tokį fainą. Čia jau jaučiu, kad yra jis suskilęs arba jų yra 2. Esmė, kad jų yra 2 arba jis suskilęs, nes tikras. Turim cukriuko. Kaip visą laiką, bet cukraus gyventi neįmanoma. Guma. A, guma, ok. Čia 2 gumos. Tada turim tokį kareivišką rūtos batonėlį. Ir turime 2 žirnių sriubas su daržovėmis. Opa, kaip skaniai atrodo. Šitas išbandysime video pabaigoje. Taigi. Ne, čia ne 2 žirnių sriubos. Čia yra yra tirpus gėrimas su vyšnių sulčių koncentratu. O, tai čia 2 skirtingi. Neblogai valgo, ką tie mūsų kareiviai, ką? O čia yra... Džemas. Čia yra juodųjų serbentų džemas. Taigi, visų pirma, dabar viską čia pasistumėme maždaug iš šono pas mane. Pasiliekame krekerį su džemu. Pradžiui išbandysim O kas čia? džemą. Gal viską įsitraukiam? O, dar mes ne viską išsipakavom. Ir kas čia? Trauk. Čia yra maisto davinio šildytuvas. Tai čia įdedi į vidų maistą ir jis sušyla, o čia yra maisto davinys. Traškinta jautiena su perlinių kruopų koše. Va, koksai. Išimk. Išimt? Kaip jį po to turėsim. Ajoj, pašildyti. Po to mes jį pašildysim, bet čia jau truputėlį po to. O dabar pradedam nuo krekerių su džemu. Užkandukas, žinot, užkandukas kaip pačiai pradžiai būna. Pabandom paragauti su džemu, nes nemanau, ar labai tiks. Žodžiu, tai dabar vertinam. Pirmas vertins Tulijus Pupas. Mes įvertinsim ir sausainius džiūvėsius šituos, ir džemą. Taigi pradėk nuo džemo ir tada aš ir tada po to tu sausainius. Nu tai man džemas, džemas kaip džemas, skanus, paprastas džemas, tikrai nieko per daug įspūdingo, bet nieko per daug ir blogai. Gal šiek tiek toks kietokas, tai duočiau 4, o džiūvėsiam, kaip asmeniškai, tai duočiau irgi 4. Nes, man asmeniškai visai patiko, tikrai. Bet vis tiek, jeigu valgai džiūvėsius iš parduotuvės, tai jie man asmeniškai būna skanesni. Bet įsivaizduoju, kad šitie daug maistingesni, tai vien dėl to vietoj 3 duosiu 4. Taigi primenam, kad mes vertinam iš 5 skalėje. 5 žvaigždučių, žinot, 1, 2. Kažkur tai. Jo, ir dabar
Aš vertinu, ne? Mhm. Tai manau, džemą aš įvertinsiu 4, nes šiaip aš džemo nemėgstu. Aš tokių visokių, aš paprastai uogas mėgstu, bet tokių darinių visokių iš uogų nepernelyg mėgstu. Tai duosiu 4, nes jis tikrai buvo skanus. O šitie džiūvėsiai duosiu kokius 3, nežinau. Kaip džiūvėsiai, kaip džiūvėsiai, sausainiai, kaip sausainiai. Einam prie batonėlio. Botanėlis. Čia yra 2 kažkokie gal šokoladukai, labai tikiuosi. Taip. Ujut. O, jau matas, kad šokoladukai. Jos. Gerai, gerai, jie valgo. Štai 2. Rūtas. O, Tikriausiai tai- juodas šokoladas. Taigi dabar mes pakaštavosim. Taigi, dabar vertinam šį kartą šokoladą, manau, aš pradėsiu, jeigu leisi man. Mhm. Taigi, šokoladas man labai patiko. Aš duodu 4, tikriausiai, nes skanu buvo tikrai. Nuoširdžiai kaip juodas šokoladas buvo labai skanu. Jo. Aš duočiau 5 žvaigždutes, aš nesu didelis juodo šokolado mėgėjas, todėl ir valgęs nesu labai daug, bet man patiko. Taigi, einame prie kito. Išbandom. Ką reikia daryti? Mėlyna. Opa. Mėlyna. Pakramtysim trupučiuką ir... Taigi, dabar vertinama gumą. Vertiname. Kiek tu duosi? Man patinka, kad jinai yra tokia stipri, ypač kai aš dabar esu su kaukė, tai Akis truputį orą, tai Jo. tiesiai akis tai varo. Stipri guma man labai patinka. Bet nėra 5 iš aštri. Taip, nėra aštri. Tai tas labai faina, toks skonis geras. 5, tikrai 5.